sodybos serija gali būti apie išvirtusius medžius. Vėjas tai lemba stipriai pučia. Dalis eglės jau nulūžo, prilūžė šakų, bet jau eit pasižiūrėti, po medžiais nesinori per tokį vėją. Tokia gali būti ta savaitgalio serija. Neaišku, ar kažką tai padarysi. Nuo sudėtingiausio iki pačio paprasčiausio, gal atvirkščiai nuo pačio. Eglė pavojingai atrodo. Beržiukai. Išgyvens ar ne? Vėja. Ir didysis beržas. Žada dar bent jau kokias 3-4 valandas. Eina savo, visiškas uraganas. Mašinas dėl viso pikto į vidurį kiemą patraukiam. Šiltnamį šitą stovi jau 5 metai. Nei kruša, nei vėjas, niekas jam nebaisu. Planavom, kad stovės metus. Maks kaip laikinas, bet va, laikini dalykai tvirčiausi. Elektros jau senokai neturim. Kiek skaičiau internete, tai daugybė iš tikrųjų vietų, kur nebėra elektros. Kada jinai atsiras, tai neaišku. Turiu nuojautą, kad negreitai. Eina savo. Kraigo čerpės biškį juda. Galėtų neišskristi. Laikinas išgelbėjimas. Už šniūrų pririšom. Eglė atlaikė viršūnę. Eglės. Nemaža. Nulūžo tiesiog. Iš va ten. Stogo trūksta gabaliuko. Peliukas išgyveno. Gerai. Nieko kol kas labai baisaus. Ai, va, mano stogo gabaliukas. Sodybos taisyklės. Klausyk paukščių, jusk vėją, taip jutom, skaniai maitinkis, maitinomės, pagulė gerk gėrimą ir atsipalaiduok. Laikini dalykai kartais būna patys ilgiausi. Jum taip nepasitaiko? Pomidorai. Agurkas. Visoje Lietuvoje daug nuostolių pridarė jinai. Kur stogą nunešė, kur medžius didelius išvertė, kur ant mašinų užkrito. Čia dar visai sėkmingai mums pavyko prasisukti. Kaip išgyvenom visą naktį be elektros. Saulės žibintai, kur šviečia gėlynuose, per naktį labai pravertė kambarį. Kaip gaminom valgyti be elektros? Užkūrėm židinį, su saulės žibintais pasišviesdami dešinės. Telefonus pasikrojom mašinose. Jų čia yra tikrai nemažai. Dalį atsinešim namuką ir viskas. Šviesa yra. Ar vienas gėlynė šviečia. Ką, po truputį šalinam vakarykščius audros padarinius. Viršūnėlė eglės. Ta viršūnėlė tai užopelį didesnė praktiškai. Ir viskas. Eglė viduje. Viršūnė atvežta. Ką toliau eisim stogą tvarkyti, ne? Gaila, kad ne kalėdos. Stogas irgi sutvarkytas. Nu ir vėl opeliukas pravertė. Žolės pjovimo technikos apžvalga. Nuo sudėtingiausio iki pačio paprasčiausio, gal atvirkščiai, nuo pačio paprasčiausio iki sudėtingiausio. Čia pradžiai žirklutės, paskui visa eilė trimerių, rankinės stumdomos žoliapjovės, benzininė žoliapjovė, traktoriukas. Tai pradžiai pradėkim gal nuo nemokamo žolės įrankio, žolės ravėjimas rankom. Nu, jau labai neefektyvus reikalas, bet jeigu mažas plotas, gal ir įmanoma tą padaryti. Kad būtų lengviau, yra žirklutės. Jau su jom truputį geriau. Bet jos guli, matosi pagal išvaizdą. Niekas nevalyta, niekas specialiai neruošta. Kad parūdijusios, tai nelabai ir naudojamos.
trimeriai, o su jais tai visa didelė ilga istorija. Gal kas matėte internete, koks stebuklingas ir geras trimeris, turi diską, turi pailginamą, patrumpinamą kotą, bet realybėje tai visai nekam tikęs daiktas. Pirktas iš interneto, iš AliExpreso ar kažkokių panašių parduotuvių. Neveikia nuo pirmos dienos. Sekantis Delta Foxas. Jau truputėlį rimtesnis daiktas. Jau keičiasi. Reikia finaliai jisai irgi neveikia. Net negaliu parodyti, kaip jauna. Išvada: nepirkite labai pigių trimerių, nepirkite įrankių, kurie jums netinka pagal plotą ir perinam prie realiai veikiančių ir pasiteisinusių įrankių. Sekantis jau tikrai pasiteisinęs, jau antrą sezoną dirbantis Makita akumuliatorinis trimeriukas. Baterija 18 vatų laiko gan ilgai. Kažkur tai mažai apie gėlynus apeiti, ten kur žilkutės nepasiteisino. Pažiūrėkim, kaip veikia. Makita trimeriukas DUR 193. Geras, normalus, mažiukas, lengvas trimeriukas. Tai čia iš pasiteisinusių dalykų. Usvarna. Jau be petnešų ir be apsaugos su juo neišeina padirbti. 343 FR. O čia monstras iš tikrųjų. Kas su juo gerai, kas su juo negerai. Labai žiauriai gerai, kad iš tikrųjų labai galingas. Kiek turi galios, nežinau. Gal parašyta? Ne, gal neparašyta. Daug iš tikrųjų turi galios, o kas su juo negerai? Negerai, kad trumpas kotas. Čia iš tikrųjų daugiau ne trimeris, o krūmapjovė. Prūdui, aplink prūdą kažkur tai kažką tai apipjauti. Kažkokius tikrus šabakštynus nepakeičiamas dalykas. Pabandykim užkurti. Nekurtas porą savaičių. Taip, užpumpuojam benzino. Podsosas. Purktelėjo. Atvirkščiai būsiu užsidėjęs. Jam būtinai reikia ir apsaugos. Ir apipjauta gerokai greičiau negu su žirklutėm. Geras įrankis. Užskaitau. Dar kita žolės pjovimo technikos kategorija. Stumdomos būgninės žoliapjovės. Viena siauresnė, kita platesnė. Šita atsirado pirmoji, šita antroji. Aplink namą, kur jeigu nori, kad žolė gražiai atrodytų, turbūt nieko geresnio negu būgninė žoliapjovė nėra žoliai. Jis nepjauna, bet kerpa. Jis realybėje žolę kerpa. Bet kaip mato, čia jinai truputį stringa. Ir kokie niuansai su šitom žoliapjom būgninėm. Jos tinka tik tai mažą žemą žolę pjauti. Čia matot, žolė didelė, nelabai ir didelė, bet jau šitai žoliapjai per didelė. Geras daiktas mažiem ploteliam, aplink namą kažkur tai. Sekantis pilnai pasiteisinęs aparatas, mulčiuojantis. Pasipjaukim takelį iki arbūzų. Pati važiuoja, stumti nereikia. Prie to pačio pažiūrėsim, kaip arbūzai auga. Taip. Vienas arbūzas, du arbūzas. Čia vienas arbūzas, iš viso 4 arbūzai. Teis diena, kai ir valgysim. O žoliapjovė tai va nupjovė. Iš tikrųjų takelis. Traktoriukų tai čia nelabai. Jisai sunkus, didelis, nes nori paskui traukti jo iš prūdo. Ką? Kaip sakiau, iš pusės patraukimo kūrėsi. Pažiūrim. Taip ir yra. Atgal. Ir į kalniuką pati važiuoja. Ką, laikas sunkiai artilerijai. Traktoriukas. Bobketas.
110% pasiteisinęs reikalas šitiem didesniem plotam nusipjauti. Minkšta patogi sėdynė, 1,20 m deka. Dėl pavadinkim dekos pločio rekomendacija. Nepirkite per daug plačios, pasigailėsite. Jeigu pas jūs vien tik tai lygus plotai aikštė, jo, pirkit. Bet jeigu turite medžių, medelių, krūmų, nepirkite per plačios, bus nepatogu. 2 cilindrų Kawasaki variklis, kokie niuansai su tuo varikliu. Galios pilnai pakanka, geras, galingas, bet benzino tai jau neatsisako. Nepatikėsite, jį telpa 40 litrų benzino. 40 litrų. Čia vienas bakas, čia antras bakas. Yra dar niuansų su nuliniais traktoriukais. Jeigu norite pasukti, nesukite va tai va vienoj vietoj. Ten, kur ratas liks duobutė. Visą laiką važiuojat, jeigu norite atsukti truputį atgal ir tada į priekį. Tokia vat apžvalga iš tikrųjų žolės pjovimo technikos. Pasidalinkite, su kuo jūs pjaunat žolę. Jeigu nesunku, ir laiką, ir subscribe uždėkite. Dėkui, ačiū ir iki.